Sveiki visi, šiandien jums norėsiu papasakoti apie juvelyriką ir ką susipirkau pačiai pradžiai. Tai pirmiausiai turiu akinius apsauginius, nes tikrai žinote, kad juvelyrikoje daug dirbame su įvairiais šveitimo, poliravimo, litavimo įrankiais, ar ne, čia dabar aš turiu drėmerį savo, tokį skirtą namams, taip pat aš jį naudoju ir keramikai, nušveisti glazūros likučius, tai jisai man kol kas pasitarnaus ir juvelyrikai, nes puikiai tinka visi juvelyrikos antgaliai ir poliravimui, ir šveitimui, ir būtent smulkus grąžtai. Juos galite pamatyti čia. Visokius angaliukus, raudonus, baltus, mėlynus, čia jau galėsite įsigyti pagal save. Taip, tai pereisiu demonstruoti savo pirmą rinkinį pirkimo. Taip, čia matote visokias įvairias žnyplytes ir apvaliais kraščiukais ir įprastais, kad būtų galima kirpti metalą. Aš kol kas dirbu su žalvariu ir variu, matot, visokie kombinavimai ir cirkonių įstatymai. Tai man kol kas puikiai užteks šio turto. Žinoma, apsauginiai akiniai, nes tikrai, kaip jau ir minėjau, dirbame su gan aštriais daiktais, tai akis reikia tikrai saugoti. Mano drėmeris yra štai toksai, čia yra ir iš karto prie jo buvo tam tikri priedai, smulkesni, stambesni, kaip sakiau, papildomai nusipirkau įvairių grąžtų ir poliravimo visokių reikmenų. Ir norėčiau dabar jau prieiti prie pagrindo, kadangi, kaip matėt pirmose pavyzdžiuose, kad aš dirbu su tokiais smulkiais, kaip čia monetom galbūt galima taip ar ne pavadinti, tai man reikia išsikalimo įrankio. Tuoj pat demonstruosiu. Taip, kadangi neseniai viską susipirkau, tai prie jūsų ir atidarysiu, ką turiu. Taip, čia jau tas gražusis lobis, būtent šitom monetom apskritimam iškalti, nes yra būtent cilindriukas, kurį mes įdedam į atitinkamą skylutę ir su dideliu plaktuku iškalam būtent vieną iš šitų monetų. Tai tokį prietaisą. Tada, žinoma, titano lazdelė, kad atspari būtų karščiui. Tada taip, čia yra degiklis. Šitą rekomendavo iš tikrųjų pati dėstytoja, nes jinai naudoja tokį patį namuose. Tai prie jo pridėjo dovanų ir šlangelę. Taip, ką mes čia turim? Čia pincetas. Irgi. Viskas yra pirkta, praktiškai viskas pirkta yra iš Silver idėjos, juvelyrikos parduotuvės būtent Vilniuje. Kiek žinau, jie ar turėjo persikraustyti, ar jau persikraustė prie Savanorių žiedo. Čia nežinau, ką aš turiu. Oi, kartu pasižiūrėsim, bet irgi gražiai dėžtai. Taip, būtent minėjau, kad dirbu su akmenėlių cirkonių konkrečiai įstatymu, todėl nusipirkau ir įrankius jiems įstatyti. Yra įvairių dydžių, bet aš pasirinkau tokio vidutinio, nes va čia va galit matyti, būtent yra įstatytas į kačiuką. Cirkoniukas. Taip, čia dar irgi visokių antgalių nusipirkau šveitimui ir poliravimui. Dar išbandysim labai ploną diskelį pjovimui. Galbūt bus mažiau darbo. Iš karto su freza išpjauti diskeliu, su drėmeriu, o ne pjūkliuku. Tai matysim. Ir žinoma, būtent šamuotinę lentelę.
Čia jinai nedidelė, man atrodo 30 cm ant 20. Tai kol kas tikrai pirkiniai nedideli. Dar jums turiu parodyti pjūklelį, bet gal jūs jau žinot, bet tuoj atsinešiu ir parodysiu. Tai štai, aš atsinešiau savo turimą pjūklelį. Man patiko iš tikrųjų siauresnė pjūklelė, nes yra ir platesnių jų, bet kažkaip aš su šitu susidirbau ir man jisai labai patiko. Būtent pats pjūkliukas pas mane 3 numeriko yra, vienas iš smulkesnių, kadangi mano pačios darbai labai smulkus. Ir dar ką paprašiau iš tikrųjų, kad man vyras sumeistrautų, tai būtent tokį reikalą, kad aš galėčiau savo patogiai pjauti. Ar ne? Prie savo bet kurio stalo, ar terasoje, ar studijoje, ar namuose, priklauso kur dirbu, pagal nuotaiką ar ne, tai galiu aš jį prisitvirtinti būtent įsistatom laikiklį ar ne, ir tada mes jau čia prisisukam. Ir tada galim gražiai, tvarkingai ir patogiai pjauti. Ir man iš tikrųjų patinka mobilumas, kad iš tikrųjų net buvau išvykusi ilgam savaitgaliui į Juodkrantę ir visus savo įrankius pasiėmiau ir galėjau darbuotis iš tikrųjų tenai, nes oras tada nedžiugino, tai buvo labai gera alternatyva vietoj knygos. Tai nuo tiek pradėsiu ir po truputį kartu su jumis pabandysiu.